pasidarė blogai ir nuvažiavom į Santvaras. Čia buvo 30 vakare. 31. Ai, 31, ja, penktadienis. Ir kažkaip labai skaudžiai atvažiavom, pasakėm, paguldysim, pažiūrėsim. Tada... Šeštadienį padarė echoskopą, kraujo visą padarė. Ir pirmadienį jautė gydytoją ir pasakė, kad ten mato židinuką. Jie ten iš vis buvo šokę, nes jie matė didelį. Iš vis didelį, kad sako, nes mes prieš mėnesį buvom tikrinomis ir echoskopą, ir kraują, viskas ok, viskas gerai. O ateina gydytoja ir, sako, ten labai didelis ir jie sako, per mėnesį, negali būt, kad tai per mėnesį. O po to tik tai išsiaiškino, kad ten plyšo trombas, man atrodo, kaip jie sakė, ir susidarė hematoma, bet ir pamatė vėl porą židinukų ant kepenų. Jo, tada padarė dar MRT. MRT padarė, pas mane dar kažkas su ausi buvo, tai padarė MRT ir ten irgi trombas ir metastazės. Ja. Kitą savaitę jo padarė PET ir pažiūrė, kad yra dar kažkur nugaroje židinuko ir dabar bus imunoterapija, kaip ir operacija neplanuoja. Pakol hematoma, tai... Jo, jie nenori ten misti. Kol yra hematoma, tai per operaciją jokios kalbos. O po to bus matyti, kaip pradės veikti vaistai. Pakol kas vaistus nupirko Rugutė fondas. Ir jie, parašė dabar į retų lygų skyrių ir gal per tą retų lygų skyrių irgi gaus tolesniam gydymui vaistų. Per ligoninę kasos labai ilgas laikotarpis, kol patvirtins tos visus vaistus, tai jie kreipėsi į paramų fondus ir per paramų fondus gauna pinigus, kad nupirkt tos vaistus. Ačiū, kad esate su mumis. Kartu tampame viena širdimi, kuri keičia pasaulį. Labai dėkoju už mano nupildytą svajonę Response Liga.